Ebrų marblink. Pieškime ant vandens. Ebrų marmuravimo menas yra tradicinis turkų amatas, kai dažai lašinami ant vandens paviršiaus. Ir taip sukuriama tekstūra ir raštas. Ebrų menas – tai vizualinė šventė, kurioje harmoningai šoka spalvos ir raštai. Reikalingos medžiagos: maisto dažai arba vandens pagrindo dažai, makaronų vanduo, kad vanduo būtų marmuravimo vandens konsistencijos, teptukas, popierius, druska, adata, dantų krapštukas ar panašus įrankis su plonais galais, raštams kurti, plokščias padėklas. Pirmasis etapas – pasiruošimas. Pirmiausia, reikia perkošti vandenį, kuriame virėte makaronus, ir įberti druskos. Kai druska ištirps, palaukite, kol atvės, ir supilkite vandenį į plokščią padėklą. Antrasis etapas – rašto kūrimas. Atėjo laikas teptuku į vandenį lašinti maistinius dažus arba akvarelę. Galite suteikti formą su adata ar dantų krapštuku, pasitelkdami savo jausmus. Trečiasis etapas – rašto perkėlimas ir džiovinimas. Dabar metas imti meną iš vandens. Padėklą uždenkite atitinkamu popieriumi ir leiskite jam sugerti dažus. Po to atsargiai ištraukite popierių ir leiskite jam išdžiūti.